Taip, labas vakaras. Darome įrašą. Šiandieną yra pirmadienis, 19 diena vasario ir tai yra pirmoji mūsų programos diena. Ir aš labai džiaugiuosi, kad galiu pradėti nuo pagrindinės visiškai paskaitos apie cholesterolį ir apie tikruosius širdies priešus ir kodėl tai ne cholesterolis. Mano idėja visos tos savaitės suteikti jums kuo daugiau žinių apie tai, kas vyksta mūsų organizme, kas vyksta mūsų kraujagyslėse ir kaip prevenciškai, paprastai, natūraliai apsisaugoti nuo širdies kraujagyslių ligų, kad po 5, po 10, po 20 metų mes neturėtumėm didesnių problemų ir nereiktų mums stenuoti, šuntuoti, elektrošokus daryti ir vienu žodžiu gerti statinų, tiesiog kad išvengtumėm. Mano idėja tokia yra: nepaniekink savęs ateity. Ir čia aš labai tikiuosi, kad žmonės tikrai ne po pirmo, antro insulto ar infarkto susirinkę, bet netgi jeigu jūs tokioj situacijoj, žinokite, tikrai yra tyrimų, tikrai dar galima padėti. Tik svarbu nepereiti į tą jau labai rimtos ligos zoną, kai, jau tada reikalingi iš tikrųjų gydytojai. Ir dar kartą noriu pasakyti, tikrai nenoriu priešinti vakarų medicinos ir holistinės medicinos. Jos abi reikalingos ir vakarų medicina yra fantastiška, kai reikia gelbėti gyvybės, kai reikia tikrai ir stenuoja, ir šuntuoja, ir ko tik nedaro, yra ir skystinančių ir visokių vaistų, bet mes turėtumėm daryti viską, kad nereikėtų mums to daryti. Nes jūs turbūt puikiai žinote, kad jeigu viena sistema išeina iš rikiuotės, ypač jeigu ta sistema yra širdies ir kraujagyslių sistema, tai ir visas mūsų kūnas išeina ir kitos sistemos išeina iš rikiuotės. Dabar aš pabandysiu, gal man pavyks įrašinėjant dar paleisti turbūt paleisti ir tiesiogiai. Toj minutėlę, širdies, apginkime cholesterolį. Go live. Ne, negaliu. Tai nieko tokio, tada padarysime įrašą. Tai va, ir nedelsdama einu prie skaidrių, bendrinu ekraną ir šiandien tema yra esminė, kas yra tikrieji širdies priešai ir kokią bazę turėtumėm žinoti. Šitas webinaras mano ne taip senai parengtas, gal prieš pusę metų, ir nedaug kas jį iš tikrųjų ir yra matęs. Taip. Širdies priešas, uždegimas ir kaip jį gesinti. Dabar matau aš viršui Dianą. Pasakykite, palinksėkite, ar visas ekranas matosi, viskas gerai, niekas nieko neužstoja. Taigi jau dabar matot ir pavadinimą, kas yra tikrasis širdies priešas, ir paveiksliuką, įsidėmėkime. Tai ne cholesterolis. Cholesterolis yra pasekmė. Cholesterolis yra gaminamas tam, kad mes gesintumėm, lipdytumėm uždegimą pažeistas arterijas, bet širdies priešas uždegimas, kaip ir daugelio mūsų lėtinių ligų. Taigi, dabar pradėkime nuo 7 didžiausių iššūkių mūsų širdies sveikatai ir tai, ką mes galime padaryti ir ko negalime padaryti. Taigi, kairiai pusėje matote, ko negalime įtakoti. Tai yra amžius, lytis, tai yra šeimos istorija arba genetika. Aišku, kuo mes vyresni, tuo esam labiau išsidėvėję ir be to tam tikrame amžiuje, ypač moterų kritinėme amžiuje, kai yra menopauzė, padaugėja insultų, infarktų rizika. Tai vat amžius yra tokia sritis, ar ne? Lytis. Nuo lyties irgi priklauso.
Kaip žinote, tų širdies smūgių, pavyzdžiui, yra dažniau vyrams, jauniem, netgi 40 metų vyrams, ar ne, 50, bet kai moteris pradeda menopauzės periodas, prasideda moterų infarktų padaugėja, yra daugiau negu vyrų. Taigi, šeimos istorija, genetika. Jeigu mes turime paveldėjimą, mama insultas, ten tėtis ar ne, ar infarktas, ar insultas, ten dėdė, kokie giminės ir jau mes manome, baiminamės, kad ir mums gali nutikti tas pats. Ir tą reikia turėti omeny, bet yra genetika, yra epigenetika. Epigenetika tai yra, kaip mes gyvename, ir ar tas genetikos veiksnys jis suveiks, nes galime turėti labai gerus genus ir dasivaryti, susirgti visom įmanomom lygom, arba galima turėti, prastą genetiką, prastą šeimos istoriją, bet išvengti su sveika mityba, sveika gyvensena, ne tik mityba, išvengti. Dabar kiti yra faktoriai, kai mes galime padaryti. Tai yra rūkymas, mes jį galime mesti, tai yra fizinio aktyvumo trūkumas, mes turėtumėm tikrai, jeigu ir jaunystėje nesportavom, tai jau nuo 40, nuo 40 geriau, bet netgi nuo 50 mes privalome pradėti judėti, sportuoti, pasirinkti savo tinkamą sporto šaką. Stresas. Čia peilis yra širdžiai ir visom kitom sistemos, nes stresas jis užaukština kortizolį, išbalansuoja tiesiog streso hormonus, plus jis suryja visus vitaminus, mineralus. Visus, ne visus, bet daug vitaminų, mineralų organizmas suvartoja tam stresui amortizuoti ir mes tiesiog nebegauname tinkamai maistinių medžiagų. Nesveika mityba. Dabar imant nesveika mityba, apie tai mes ir kalbėsime, tikrai čia nesu sporto trenerė, jūs viską žinot, mes visi viską žinome, tik ar visi darome, bet stengsimės per šias 3 savaitės tą įprotį bent pasivaikščioti 5000 ar 10 000, gal ne visiems pakanka žingsnių, ar ne, padaryti elementarią mankštą, pritupimus, atsispaudimus, toks mokyklinius net pratimus ir tai širdžiai bus labai gerai. Streso valdymą mes turėsime 2 paskaitas apie tai, bet tiesiog tai yra mūsų požiūris, maldos, meditacijos, jau kas ką kvėpavimo technikos, kas ką gali, tas tą daro, tikrai galima pilna visko rasti internete. Nesveika mityba. Tai va, nesveika mityba yra susijusi tikrai su tokiom ligos priežastim, širdies ligų priežastim, kaip aukštas kraujospūdis, aukštas cholesterolis ar net didelis cukraus kiekis, nutukimas, antro tipo diabetas, visa tai yra susijęs su nesveika mityba. Dabar apie cholesterolio mitą. Kodėl aš iš viso tą programą pradėjau, tiesiog neapsikentusi, nes niekaip tas traukinys važiuoja ir važiuoja ir mokslas eina viena kryptimi, medicina vakarų eina kita ir niekaip kol kas nesusieina medikų kabinetuose, kad būtų pagaliau prabilta. Nors pati dalyvavau iš tikrųjų, mane vaistininkė čia yra Edita, nežinau ar šiandien dalyvauja, bet jinai dalyvauja šitoje programoje, tiesiog prieš porą metų pakvietė mane į vaistininkam ir medikams skirtą Europos tokį webinarą apie širdies kraujagyslių ligas, ten labai daug buvo kalbėta, būtent apie tai, ką aš kalbėsiu. Bet kažkaip, tai prašo tos statinus, tai prašo. Žodžiu, dabar apie tą mitą labai rekomenduoju, kas iš tikrųjų domitės ir ką tikrai turite baimę dėl to cholesterolio, nusipirkti Johno Bowdeno ir Steveno Sinatraus knygą Didysis cholesterolio mitas. Ir iš tikrųjų čia labai taip nuosekliai rašoma apie tai, kaip atsirado tas mitas, bet tikrai tai nėra vienintelė knyga pasaulyje apie cholesterolio mitą. Labai daug nutricionistų, jau kažkas kažką rodo, ar ne, labai daug nutricionistų ar medikų yra išleidę knygas, tik tai lietuvių kalba, man atrodo, šita vienintelė yra. Vėlgi,
tas mitas gajus buvo labai ilgai ir daugelį dešimtmečių, ko gero 5 dešimtmečius, tai buvo sutelktas dėmesys vien į idėją, kad cholesterolis, jo perteklius yra labai svarbus širdies ligų veiksnys, tačiau paskutiniai tyrimai, ir net ne tik paskutiniai tyrimai, čia ir jau Filomena Taunytė rašė apie tai, mūsų medikė, kad cholesterolis nedaro didelės, kažkokią įtaką, aišku, daro, bet didelės įtakos mirtingumui ar kraujagyslių ligoms nedaro. Ir cholesterolio koncentracija nenulemia jokio ten širdies smūgio, sakysim, insulto ar infarkto. Ir kad pusė sergančiųjų širdies ligomis cholesterolis yra normalus. Ir pusės turinčių padidėsi cholesterolį širdis yra sveikos. Ir cholesterolio mažinimas duoda itin mažą naudą, bet jis duoda daug žalos. Tai va, iš tikrųjų, mums kyla klausimas, ką mes turėtumėm daryti. Dabar tiesiog paimkime tokį pavyzdį ir pagal tą pavyzdį pabandysime pasiskaičiuoti savo cholesterolį. Mes paskui galėsime dar, aš tiesiog kalbėsiu ir gal ant kokios lentos pabraižysiu, kaip skaičiuoti, bet va šitą skaidrę, aš ją tiesiog gavau iš vaistininkės webinaro apie cholesterolį ir tai yra tikras atvejis, kur moteriai, 40 metų moteriai yra bendrasis cholesterolis 7, o turėtų būti mažiau negu 5. Šiokiu atveju iš tikrųjų čia jau būtų reikalingi statinai. Tai jau tikrai skirtų statinus. Tačiau pasižiūrėkime, kas yra MTL, tas vadinamas blogasis mažo tankio lipoproteinų cholesterolis, MTL, arba DTL gerasis, ar ne jau. Ką jie daro, kodėl yra blogasis, kodėl gerasis. Blogasis jis vadinamas todėl, kad jis neša cholesterolį iš kepenų į ląsteles. Bet jis vėlgi skirstomas, jis ne visas yra blogas ir be to mums visom ląstelėm labai reikalingas cholesterolis yra. Bet nuneša galbūt per daug, sakysime, ar ne? O DTL, tas gerasis, jis likutį parneša į kepenis ir iš kepenų pašalina. Tai tokias, įsivaizduojat, sunkvežimis fūra MTL nuveža, o DTL fūra parveža likutį. Ir čia mums labai svarbu fūros dydis. Ir santykis turėtų būti MTL su DTL nedidesnis negu 2. Mums svarbu santykis. Ir pasižiūrėkime šitoje skaidrėje. MTL yra 359, atsiprašau, 359, ar net, o pagal normas jis yra per didelis, turėtų būti mažiau negu 3, o DTL čia labai didelis, pavyzdžiui, irgi yra 3,07, turėtų būti daugiau negu 1. Ir pasižiūrėkim, santykis yra nuostabus, 1,16, nors bendrasis yra didžiulis. Čia nuostabus santykis, toks retas, tai moteriai net neįmanoma patirti kažkokio širdies smūgio, ar nuostabi yra kraujotaka, ar ne? Ir trigliceridai, nežinau, ar čia neustoja jums 1,07, kai nedaugiau 1,7. Va žiūrėkite trigliceridai. Trigliceridai 1,7, nedaugiau. Ir santykis nedaugiau 2 MTL su DTL. Dar yra ne DTL cholesterolis. Na, žodžiu, kai gausite tyrimus, pasidarysite, pakalbėsime apie tai plačiau. Tai va, jūs, kai gausite, pasidalinkite patys. O dabar man tiesiog įdomu, ar čia Diana, ar ne, ar Daiva, kas čia man, Diana turbūt žadėjot cholesterolį. Į Messengerį persiunčiau tyrimus ant tuos. Jo, o pasakykit man, mes iš karto sudėsim, koks jūsų MTL, tai yra padalinsim MTL-as koks? MTL-as 4,83. DTL-as? 1,71. Aha. O trigliceridai? Kažkaip aš juos nerandu. Jūs, jeigu Messengerį pažiūrėtumėte, tai aš ten atsiunčiau visą bendrą tą tyrimą. Jums į Messengerį. Taip, dabar čia laiko. Bendras yra 7,8.
4,83 dalinam iš DTL. Kiek sakėt vienas? 7,1. O bendras koks yra? 7,08. Jo, nu žiūrėkite, jūsų santykis yra 2,8. Jis yra per didelis. Jis yra per didelis ir šiuo atveju negalima numoti ranka. Labai gerai, kad atėjote į šią grupę ir mes turime mažinti MTL, didinti DTL. Ir visą tai galima pabandyti išspręsti. Ir kalbėsime kaip. Dabar trigliceridai, jie neturėtų būti 1,7 daugiau. Ir pasižiūrėsim, dabar tiesiog nelabai noriu eterį užimti, bet pasižiūrėsime. Tai va, svarbiausia yra santykis. Žiūrime toliau. Dabar jūsų atveju, aišku, jums tikrai rekomenduojami statinai ir jau sakė, čia žiauriai blogai, tai gal moteris, gal gydytoja net ir pasižiūrėjo santykiais, tai yra, nėra tragiškas, sakyčiau, bet nėra labai gražus, bet pamatysit per mėnesį, 2, per 3, jūs tikrai galite be statinų susitvarkyti santykį. Ir dabar apie tamsią statinų grupės vaistų pusę, nežinau, gydytojai nekalba. Kai vienas mano buvęs bendradarbis, kolega, žurnalistas, sako, tu čia apie cholesterolį, man sako, mano pažįstama atsiuntė tavo laivą, tai sako, pasakyk, sako, aš kaip paskaičiau statinų tą pusę, kad galiu impotentų tapti, tai sako, aš geriau nuo širdies smūgio mirsiu, žinai, kodėl man gydytojai to nepasakė. Nereikia čia mirti nuo širdies smūgio, bet tai yra viena iš priežasčių vyrams impotencijos. Tai va, ką gali padaryti statinai, ne visiems, bet gana dideliam skaičiui ir tai yra parašyta informaciniuose lapeliuose, čia nereikia jokių ieškoti, kaip sakyti, detektyvų didelių. Gali sukelti potencialiai mirtiną raumenų degeneracijos formą. Gali pakelti lipoproteino A lygį, kas gali paskatinti formuotis aterosklerotinėms plokštelėms, mažina cholesterolį smegenyse, o tai yra labai tiesiogiai susijęs su demencijos ir Alzheimerio bumu. Blokuojamas kofermento Q10 išsiskyrimas ir žmogus neturi energijos. Jis yra vaikščiojantis toks, kaip zombis, jis neturi energijos. Nes kofermentas Q10, jūs žinote, jis yra tiesiog kaip hormonas, kuris gamina energiją mūsų ląstelėse. Sukelia šalutinių poveikių susijusių su lytiniu gyvenimu, neigiamai veikia imuninę sistemą, gali būti susijęs su padidėjusia vėžio ir diabeto rizika. Ir net anot mokslininkų, va čia dėmesio, jūs paklausykit ir įsiminkit ir kitiem pasakykit, statinų netoleravimo tikimybę padidina šie faktoriai. Jei esate vyresnio amžiaus, jei esate moteris, Bogdanas iš viso sako, moterims ir dar vyresniems negalima statino, jei sergate cukriniu diabetu arba kepenų ar inkstų ligomis, jei nustatytas skydliaukės funkcijos nepakankamumas, jei vartojate alkoholį. Tai va čia yra tiesiog kontrafaktoriai tokie, kur statinų gali net netoleruoti. Taip, žiūrim toliau. Tai dabar, jeigu statinai, o mes nenorim, kągi mums toliau daryti. Papasakosiu, aš noriu trupučiuką nuimti veidų. Taip, kaip atsirado nauja idėja, kad vis dėlto, kaip atsirado tas lūžis nuo cholesterolio iki uždegimo idėjos. Ir taip pakankamai nesenas reikalas. Daktaras Ritkeris, va čia jo nuotrauka, 1990 metais, pradėjo ieškoti, atrado, kad yra vis dėlto ryšys tarp uždegimo ir širdies ligų. Bet jis buvo išjuokiamas, tai buvo nesąmonė, tai buvo naivu ir netinkama. Bet vis dėlto jo idėjos anksčiau, ne anksčiau, bet vėliau buvo priimtos ir laikomas mąstymo lūžio taškų kraujotakos visoj ligų filosofijoje. Aš jį pacituoju.
Pirmą kartą mums pavyko galutinai parodyti, kad nuo cholesterolio nepriklausomo uždegimo mažinimas sumažina širdies ir kraujagyslių ligų riziką. Tai mums sako, kad panaudoję visiškai naują pacientų gydymo būdą, nukreiptą į uždegimą, galima žymiai pagerinti tam tikrų labai didelės rizikos grupių rezultatus. Ir čia yra išnaša. Tai va, čia jau kalba ne apie prevenciją, bet apie didelės rizikos grupės, jau žmonės, kurie patyrė insultą ar infarktą ir kuriems jau šiaip tikrai statinai būtų skiriami. Kodėl aš cituoju tos mokslininkus? Todėl, kad jūs ne manim tikėtumėte ar netikėtumėte. Aš esu žurnalistė, mano gal, kaip sakyti, profesija yra rinkti duomenis. Ir ypač tokioje temoje, kur tiesiog yra kartais nusikalstamai daug kas nutylima. Tai va, dabar angliškai labai gerai skamba How to remove the dye from your diet. Tai kaip pašalinti mirtį iš savo dietos, dieta iš esmės yra mityba. Ir bet noriu, kad įsidėmėtumėt šitą skaidrę ir šitą svarstyklę, tokią kaip rodiklę. Tai nėra svarstyklės, kiek mes sveriame, ar ne, bet yra raudona pusė, yra žalia. Ir idėja, kad mityba turi įtakos, jinai egzistuoja, turi įtakos mūsų sveikatai, širdies sveikatai. Mes tą idėją tarsi žinome, bet gal ir ne visi žinome. Bet jeigu ir žinome, tai žmonija nelabai ką daro. Nes jeigu darytumėm, tai netgi Lietuvoje nebūtų tokia tragiška vis dėlto situacija su širdies kraujagyslių ligų statistika. Ir pagrindinis dalykas, kaip mes, va dabar tie, kurie esame, tos 40 žmonių, kurie yra šitoje programoje, kaip mes patys, kokią mes toliau galėsime padaryti įtaką savo aplinkai, savo draugam, nežinau, gal šviesime, gal kažkas pakeisit profesiją, pradėsit studijuoti kokią gydomąją mitybą, kodėl ne. Bet idėja, kad rodiklės perkelimas iš uždegiminės dietos prieš uždegiminės yra labai svarbus siekiant optimizuoti širdies sveikatą ir sumažinti širdies ligų riziką. Iš uždegiminės į prieš uždegiminę ir iš esmės tai viskas, ką reikėtų žinoti. Dabar, kas yra tas uždegimą skatinantis maistas, va čia yra nuotrauka, jūs turbūt taip nevalgote, aš tikiuosi, ar ne? Bet taip valgo galbūt jūsų vaikai, studentai. Bet, žinokit, jeigu mes tai pakeisim ne hamburgerį ir ne čipsai, ne fish and chips, bet pakeisime cepelinai, virtinukai, kugelis su spirgais, iš esmės tai bus rafinuoti angliavandeniai, jeigu pyragų daug kokių iš parduotuvės yra visi su modifikuotais riebalais ir aliejais, perdirbtos mėsos, dešros visokios, kumpeliai, riebus pieno produktai, o kaip lietuviai mėgsta iš tikrųjų varškės sūrius, visa kita, kas yra šiaip kaip ir faina, keptas maistas, oi kaip mes mėgstam grilinti ir šašliką ir visa kita, cukrum saldinti gėrimą, užtenka į degalinę užsukti ir pažiūrėti, ką mes ten geriame. Taigi, iš principo mes valgome tai. Tai gal ne tokiu pavidalu, bet ta lietuviška dieta, jinai yra, kaip dieta, mityba tradicinė, jinai tikrai, nežinau, gal ir įtakoja tie visi nacionaliniai mūsų valgiai, plus stresas, kad mes pirmaujame iš tikrųjų dėl mirtingumo, dėl širdies kraujagyslių ligų. Valgykite daugiau prieš uždegiminio maisto. Kaip sakiau, venkite šito ir valgykite daugiau prieš uždegiminio maisto. Aš čia labai didžiuojuosi, kad šitą nuotrauką iš mano vasaros stovyklos, Budos dubenėlio edukacija, ir paskui įmesiu dar tarp kitko, kada bus šios vasaros stovyklos, gal kas nors panorėsite, ten yra labai nedidelis skaičius žmonių, bet tai jums vis tiek bus pirmenybė. Tai va, prieš uždegiminio maisto, tai yra elementaru, Watsonai, kaip sakoma, vaisiai ir daržovės, turintis daug antioksidantų, polifenolių, skaidulų ir ką mes šiandien valgiam, bolivinę balandą.
Tai yra fantastiška kinva, arba kitaip kinva vadinasi, ar ne, bet yra nuostabus skaidulų, vitaminų, mineralų šaltinis, geležies, fosforo. Ir šiandien, vat, aš pati, tiesą sakant, pirmą kartą bandžiau ne virtą bolivinę balandą. Tai nežinau, kas bandėte, labai soti, mums labai šeimai patiko ir tikrai, aišku, ir virta labai skani, šita buvo kiek kietoka, bet nuostabu. Tai yra vaisiai daržovės, tai yra sveiki grūdai, omega 3 turtingos riebiosios rūgštys, pavyzdžiui, lašiša, sardinė, skumbrė, jeigu tik mes gauname švarios. Riešutai, ankštiniai augalai, kiti daug skaidulų turintys maisto produktai, geri, ypač tyri aliejus, alyvuogių, ir iš esmės tai yra viduržemio regiono dieta, kuo mes, kokiu pagrindu ir stengsimės maitintis. Dabar apie papildus. Ar reikalingi papildai, ir gydytojas sakė, kad jie neveikia. Tikrai, žinokit, yra gydytojų, kurie taip ir pasako, ir aš nepasakysiu, kad jie neteisūs, nes jie nežino, kokius papildus jūs pirksite. Gal jūs nusipirksite už 3,90 € su akcija, 2 pakuotės už 1 kainą, ir tikrai tie papildai ne tik ir neveiks, bet gali padaryti ir žalos, nes gali būti užteršti. Bet kalbam dabar, aš kalbėsiu tik apie aukštos kokybės papildus ir maistinius koncentratus, kurie yra nebūtini, jeigu jūs gaunat viską su maistu. Bet jeigu turite problemų, tai yra, mano, kaip sakyt, galva yra kvaila nepasinaudoti fantastiškais koncentratais, kurie padėtų mums išvengti ligų ateityje, išvengti vaistų. Tai va, dabar kalbant apie omega, tai čia aš cituoju, pasižiūrėkite, yra PubMed žurnaluose, tiesiog vieni iš 10 000 nuorodos, ar ne, kur mokslininkai sako, kad mažinant uždegimą tiesiog mažėja rizika susirgti širdies kraujagyslių ligom arba patirti, sakysime, jau pakartotiną, ar ne, insultą, infarktą. Cituojant, didelio masto klinikiniai tyrimai ir metaanalizės. Metaanalizės tai yra, kai daug tyrimų yra, daugelio metų tyrimai yra, kaip sakyti, apdorojimas, sudedami ir iš jų išvados pateikiamas. Tai va, aiškiai parodė, kad papildų naudojimas, padedantis atkurti pusiausvyrą tarp uždegiminių ir prieš uždegiminių maisto produktų, yra galinga širdies sveikatos apsaugos priemonė, kurią galima naudoti visi. Išvados, va čia iš kito straipsnio, jūrinių omega 3 papildų vartojimas sumažina miokardo infarkto, mirties nuo širdies ir kraujagyslių ligų ir širdies kraujagyslių ligų pačių jau riziką. Ir tokių tyrimų, tokių mokslininkų straipsnių, pradedant nuo Liono širdies studijos, baigiant Kopenhagos širdies studiją, žodžiu, gausybė yra, net ne tūkstančiai, o dešimtim, gal net šimtais tūkstančių, nežinau, bet 10 000 tyrimų, kurie įrodo visą tai, bet ar mes tą žinome? Ką dabar sako kardiologai apie omega 3, čia dar keletą irgi tyrimų įkėliau, bet pavyzdžiui, Amerikų kardiologų žurnalas JAHA, ar ne, publikuoja tyrimą, kuriame nurodoma, kad omega 3, čia ypač EPA kalbama, ar ne, ar EPR tiksliau lietuviškai būtų, riebiosios rūgštys, jos slopina uždegimą, mažina trigliceridų didėjimą, turi antiaritminį poveikį, gerina miokardo darbo efektyvumą, mažina kraujospūdį, mažina kraujagyslių standumą, gerina endotelio funkciją, mažina trombo susidarimo tikimybės. Ir ar to nepakanka, tokios informacijos, ar ne? Ir publikuojami tyrimai yra, va čia jau tiems žmonėms, kurie jau turi rimtų problemų, bet dar neperėjo į tokią jau lėtinę būseną, kai reikia ten stenuoti, šuntuoti, ar ne? Kad didesnėmis dozėmis EPA, būtent čia EPR dozėmis, pasiekime geri rezultatai su žmonėmis, kurie jau vartoja statinus ir turi rimtų širdies sutrikimų.
Ir čia jau rašoma, kad ši dozės ir atsako metaanalizė rodo, kad optimalus bendras omega-3 riebalų rūgščių suvartojimas AKS, tai yra arterinio kraujo spaudimą mažinti, greičiausiai yra nuo 2 iki 3 gramų per dieną. Jau čia, kai yra rimti reikalai spaudimų mažinti, ar ne? O viršijančios 3 gramus per dieną dozės gali būti susijusi su papildoma nauda, mažinant kraujospūdį didelės širdies ir kraujagyslių ligų rizikoms grupėms. Tai jeigu 1 gramas yra prevencija, tai jeigu mes turime didelių problemų, jau galėtumėm 2-3 gramus drąsiai vartoti. Dabar profesorius William Harris, kuris kūrė omega-3 indeksą, tikina, kad kuo didesnis omega-3 indeksas, tai yra jos santykis kraujyje lyginant su kitom omegom ar ne, tuo mažesnė tikimybė susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis. Ir mažas EPR, DHR, omega-3 riebiųjų rūgščių kiekis eritrocituose yra susijęs su padidėjęs staigios širdies mirties rizika. PubMedas tyrimai ir jų yra daug. Tai ką aš jums noriu pasakyti, kad nebijotumėt ir būtinai vartotumėt omega. Omega apskritai yra anksčiau jos nereikėjo, bet šiuolaikiniam žmogui, kur yra tokia mityba iškreipianti santykį omega-3, omega-6 ir stresas, toksinai, žodžiu, tokia aplinka, kad mes tikrai privalome malšinti uždegimą. Dabar, koks mūsų tas indeksas? Galima pasidaryti, bet tas tyrimas yra labai brangus, bet nežinau, ar verta. Va čia yra, pavyzdžiui, atliktas tyrimas su vokietėmis moterimis, vidutinio amžiaus moterimis ir 500 moterų tarp 40-60 metų. Tai yra pats koks, kaip sakyti, perimenopauzės laikotarpis. Tai yra, kai jau ruošiasi moteris menopauzai, jau nuo 40 metų jau prasideda hormoniniai pokyčiai, 50 menopauzė, postmenopauzė, bet tuo laikotarpiu labai svarbu yra palaikyti širdies kraujagyslių sistemas gerai. Tai jos buvo tirtos ir omega-3 indeksas, jeigu yra daugiau negu 8, tai yra jau maža rizika susirgti širdies kraujagyslių ligom. Jeigu nuo 6 iki 8 didelė, kaip sakyti, tokia didelė rizika, nuo 4 iki 6 labai didelė rizika, o jau jeigu mažiau 4, tai ten jau iš viso žiauriai blogai yra. Tai vat vidurkis, kaip matot, yra labai didelė rizika, 5,49 ir be 97% moterų turi mažiau negu 8%. Toks yra vidurkis, tai nežinau, gal mes esam tos laimingusios 0,7%, kurių indeksas yra geras. Dabar dar apie vieną žyminį, kurį dabar noriu akcentuoti ir jūs visi pamatysite tai savo lipidogramose, jeigu turite. Pasižiūrėkite, Diana, tai gali atrodyti TGL rodiklis. TGL rodiklis susirasite, arba trigliceridai. Trigliceridai nurodo visas mūsų nuodėmes, iš tikrųjų, kaip mes valgome, ir čia yra labai svarbus rodiklis. Daug svarbesnis negu cholesterolio. Tai žymuo. Ir tas Bjorgas Nordestgardas iš Danijos, kuris yra Kopenhagos širdies tyrimo vadovas dabar, daugelį dešimtmečių vykstanti tokia širdies, kaip sakyti, analizė. Jis tam Europos kardiologų kongrese, kuriame aš ir buvau prisijungusi, kalbėjo apie trigliceridus kaip taikinį, į kurį mes turėtume taikyti. Jis apie tai kalbėjo.
ir pateikė nenuginčiamus duomenis, kad kuo didesnis trigliceridų kiekis kraujyje, tuo didesnė miokardo infarkto rizika, išeminio insulto rizika, mirties nuo bet kokios priežasties rizika. Ir trigliceridai, tai yra tie blogieji riebalai, kurių koncentracija kraujyje neturėtų būti didesnė negu 1,7 milimolio litre. Tai va šitą mes būtinai pasitikrinsime ir darysime viską, kad, nesumažintumėm šitą svarbiausią rodiklį. Ačiū, lik ir viskas. O, Kad nesąmonės. Žinot, Wi-Fi reikės. Ačiū. Gražina, jūs labai girditės ir žinokit, čia įrašas daromas, arba nekalbėkite, arba kažkaip užsimutinkite, čia jau iš Gražinos. Palaukit, reikia girdi. Arba nekalbėkite, labai prašau, nes dabar jau nebegaliu aš jūsų Gerai. Tai va, dabar klausimas, ar visko galiu gauti su maistu ir mes tikrai keičiame mitybą. Žinokite, mityba labai svarbu. Ir mes tikrai privalėtumėm suvalgyti tas 7 porcijas vaisių daržovių per dieną, ne per savaitę, ir skirtingų. Ir turėtumėm sėklų, riešutų, ir alyvuogių aliejaus, ypač tyro, avokadų, žodžiu, turėtumėm taip valgyti, bet tada ir čia nereikėtų mums lankytis tose grupėse, viskas būtų gerai. Dabar labai noriu apie papildus pakalbėti. Čia yra mūsų strategija, ar reikalingi maisto papildai ir kas jie iš tiesų yra. Apie maistą mes daug žinom. Apie vaistus mes nežinom, bet mums juos išrašo. Apie papildus mes beveik nieko nežinom. Labai mažai žinom. O čia yra, žinokit, tamsus miškas. Yra labai gerų papildų, yra labai prastų papildų. Yra gerų gamintojų, yra, kaip sakyti, tik į verslą orientuotų gamintojų. Ir žmogui atsirinkti yra labai sunku. Bet dabar, ar jie geri ar blogi, negaliu atsakyti tokį klausimų, niekas negali. Aš papildus sakau, lyginu su vyrais. Yra geri vyrai, yra blogi vyrai. Arba moteris yra geros žmonos, yra blogos žmonos. Ir negali sakyti, kad visi jie vienodi, ar ne? Tai vat ir papildai. Yra papildai, tokia plati sąvoka, kuri nieko nesako, bet yra biologiškai aktyvios maistinės medžiagos turinčios farmakologinį poveikį. O farmakologinis poveikis tai yra gydomasis, farmacinis poveikis. Tai apie tokius mes ir kalbam. Ir va čia tą nuotrauką, kaip matote, kas žiūrite, kas įžiūrite, ne tik klausotės, tai jeigu mes brokolį, kopūstą, lapinį, briuselinį sugebėsime kažkaip išgarinti, sudėti veikliąją medžiagą į papildus, tai va, čia bus veiklioji medžiaga. Čia bus tai organizmų jokio skirtumo, ar jūs kiekvieną dieną tos kopūstus valgysite įvairių rūšių, ar jeigu nesuvalgot, pasipildysite kapsulę kažkokią, ar ne? Dabar rekomenduosiu aš jum papildus ir tai nėra būtina, bet, kaip sakyti, labai didelė pagalba. Aš tuos papildus vartojau 12 metų ir mano visa šeima vartoja, nes mes turėjome didelių sveikatos iššūkių ir bandome kažkaip nepalūžti. Tai dabar, kodėl, bet ir manęs klausia kartais, kodėl, ar tie papildai geri, ar tie geri, kartais atsiunčia etiketes, aš pasižiūriu, bet aš negaliu įlysti. Netgi jeigu omegos santykis geras, netgi jeigu gramų daug, aš negaliu įlysti ir pasižiūrėti, ar jinai švari. Kokiu būdu jinai pagaminta. Ar čia yra etilo esteriai, Omarkor. Man irgi kartais atsiunčia Omarkor, gydytojai išrašo receptiniai vaistai Omega Omarkor 1000. Tai yra etilo esteriai ir jie yra labai prastai pasisavinami. Ir apie juos, kaip sakyti, yra didelės dozės, bet kepenys labai vargsta. Tai yra sintetinis, toks kaip susintetinta ta yra omega ir, ką dabar. Tiesiog neįlysime, o iš kur žmonės gali žinoti. Tai vat, mano rekomenduojami yra Neolife papildai. Kuo ypatingi, aš jums noriu papasakoti, kad jūs žinotumėt, jeigu nutarsite vartoti. Arba jeigu turite kitus atsirinkę, kad žinotumėte,
kaip, pagal kokius kriterijus atsirinkti gerus papildus, į ką reikia atkreipti dėmesį, nes čia žinokit, kaip sutuoktinį pasirinkti. Labai svarbu, čia daugiau moterų, tai kaip vyrą gerą turėti, žinai, kaip partnerį, nebūtinai vyrą, ne kaip partnerį visam gyvenimui. Tai kalbant apie Neolife, tai yra gamintojas, ne pardavėjas, bet gamintojas. Nuo 58 metų, kuris gamina maistinius koncentratus, tiesiog aukščiausios kokybės. Ir jie jau apie uždegimą ir prieš uždegimą jau žinojo prieš 30 metų, kai tik atsirado jau pirmieji, tiesiog moksliniai tyrimai apie tai, ką aš kalbėjau, apie Ritgerį. Jie netgi su juo bendradarbiavo. Ir 30 metų jau dirba toje srityje, kaip sumažinti uždegimą. Apskritai, ne tik, sakysime, kraujagyslėse, bet apskritai uždegimą. Ir yra atlikti fantastiški tyrimai su Neolife Omega 3 Salmon Oil Plus, kur yra tikrai didelis, nežinau, ar aš čia įdėjau jo, didelis fantastiški rezultatai, kuriuos aš tuoj parodysiu. Bet dar aš noriu parodyti, kad Neolife gamintojas, kuo mane sužavėjo, kad jie buvo patys pirmieji pasaulyje sukūrė mokslo patarėjų tarybą. Va, iš šitų mokslininkų, kurie pagal pačius naujausius, revoliucinius, reiškia, tyrimus, atradimus, jie kūrė produktus mūsų sveikatai, kad mes tokie lodoriai, kurie negalime gauti, negalime tiek privalgyti visko iš maisto, gal mūsų toks gyvenimo stilius, kad negalime vien to užsiimti, kad mes galėtumėm pasipildyti. Ir čia daug nekalbėsiu, bet tiesiog pereisiu prie tyrimo. Kodėl aš visiems rekomenduočiau, kas turite jau iškreiptą santykį, būtinai pasipildyti omega 3 riebiosiom rūgštim, jeigu turite savo atsirinkę ir jums tinka, patinka, jūs jaučiate efektą, vartokite. Jeigu neturite, tai rekomenduoju Neolife Omega 3 Salmon Oil Plus. Va, pasižiūrėkite, čia yra fantastiški rezultatai, kuriuos atliko trečioji šalis, Teksaso universitetas. Ir vartojant po 3 kapsulės per dieną, tai yra gramas omega riebiųjų rūgščių, ne žuvų taukų, mes turime ieškoti. Gramo EPR, DHR ir kitų čia yra. Ir žiūrėkit, kai kairysis stulpelis per 8 savaitės, tai 2 mėnesiai, ar ne, širdies apsauga padidėjo ir pagerėjo, kaip sakyti, 38%, beveik 40%. O uždegiminis indeksas, o tai reiškia ir širdies ligų rizika, sumažėjo 68%. Tai yra didžiulis procentas. Bet jeigu matot, stulpelis net po 4 savaičių jau sumažėjo beveik, beveik 68% iš tikrųjų. 65 kokie. Jau po 4 savaičių, tai praktiškai net 3 savaičių vartojimas gali ženkliai pagerinti jūsų, sakysim, to paties cholesterolio santykį, o tai svarbiausia sumažinti uždegimą. Taip pat sumažino trigliceridų kiekį 17% ir pagerino omega 3 ir omega 6 riebiųjų rūgščių santykį 43%. Jūs turbūt žinote ir tikrai visi girdėjote, kodėl mums reikia tos omegos, kodėl anksčiau tiek nereikėjo. Taigi todėl, kad labai iškreiptas tas santykis. Jis turėtų būti omega 3 ir omega 6 1 prie 1 tobulas. Na gerai, jau nusileista iki 1 prie 4, o dabar yra 1 prie 20, 1 prie 15 ir todėl mums labai reikalinga amortizuoti, nes viskas yra santykis. Užtat mums reikalinga omega 3. Dabar dar noriu pasakyti. Tai va, omega 3. Toliau, česnakas. Dabar pas kai kuriuos, bet ir dabar, kur žiūrėjom Dianos ar ne pavyzdį, buvo blogas santykis MTL ir DTL, tai mums reikia mažinti MTL, didinti DTL. Tai žiūrėkit, česnakas. Ką daro česnakas? Bet čia buvo atlikti tyrimai su česnako ekstraktu, bet
apačioje matote nuorodas. Tai būtent česnako ekstraktas, ar ne, buvo duodamas tyriamajai grupiai, mažina MTL, tą blogąjį acetcholesterolį ir bendrą cholesterolio kiekį iki 15%, mažina cholesterolio nuosėdas kraujagyslių sienelėse, mažina kraujospūdį, taip pat kaip vaistas atenololis, mažina širdies ir kraujagyslių ligų riziką. Tai va, česnaką reikėtų valgyti kiek įmanoma, tik ne visi galime jį vartoti dėl tiesiog, ne visi gali vartoti, nes griaužia, sakysime, skrandį. Ir aš, pavyzdžiui, negaliu, nes aš daug būnu tarp žmonių, tai tiesiog negaliu. Tai va čia Neolife'as turi pagaminęs gana nebrangų, bet labai efektyvų papildą garlic allium iš česnako, svogūno, poro, rozmarino, tokią formulę, kuri yra su apvalkalėliu, kad nedirgintų skrandžio, čia neištirptų ir nueitų tiesiai į žarnyną ir ten pasileistų. Ir jūs turbūt žinote, kad jau link pavasario tie mūsų česnakai jau jie praranda apskritai savo veiklėje medžiagą. Bet jeigu vartojate česnaką, jūs būtinai jį sutrauškykite tiesiog su peiliu, nes taip išsiskiria veiklioji medžiaga alicinas. Tai va, prisimenam, omega česnakas. Toliau, azoto oksidas. Aš labai jau seniai stebiu tą informaciją apie azoto oksidą, tik tai nežinojau, kaip jo gauti. Bet pirmas dalykas, kodėl mums labai reikia burokėlių, lapinių kopūstų, visokiausių, ar ne, nes jie turi tokių maistinių nitratų, tai ne tie nitratai, kurie yra, kaip sakyti, blogieji, ar ne, bet jie atpalaiduoja kraujagyslės, padeda palaikyti normalos sistolinį ir diastolinį spaudimą, palaiko sveiką kraujagyslių endotelio funkciją ir klinikiniai tyrimai rodo, kad kraujo spaudimas normalizuojamas ir endotelio funkcija pagerina tik per 4 savaitės naudojant maisto nitratus. Dabar tie maisto nitratai, kai mes, kas čia yra svarbu, kai mes kramtome ar geriame, skanaujame, sakysime, burokėlį valgome, lapinius kopūstus, seilė su seilėmis, jis neina per žarnyną, bet seilės, reiškia, net ne seilės, o bakterijos gerosios, kurios yra mūsų burnoje, jos paima tuos nitratus ir iš jų pagamina dujas, azoto oksido dujas. Tos dujos per kelias sekundės, įsivaizduokit, kaip dujos veikia organizme, jos per kelias sekundės patenka į smegenis mūsų ir atpalaiduoja mūsų kraujagyslės. O atpalaiduotos kraujagyslės, jos yra, kaip sakyti, jos yra sveikos kraujagyslės. Ir kas turite tikrai širdies kraujagyslių problemų, rekomenduočiau dar irgi vieną naują, tik tai pristatytą rugsėjo mėnesį papildą Upbeat, būtent iš burokėlių, lapinių kopūstų, granatų, apelsinų mišinys, tiesiog išsitirpinate puodelyje ir gaunate maistinių nitratų. Su burokėlių sultimis yra vienas fintas, kad tiesiog, jų negali padauginti, kraujo krešumą, jos gali ten tirštinti kraują ir ne visi gali vartoti. Bet kuriuo atveju turime kramtyti tų pačių burokėlių, uogų, lapų ir labai svarbu, kad burnoje mes turėtume tų gerųjų bakterijų, kitaip nepasidaro azoto oksidas. O tai reiškia, kad jeigu mes, pavyzdžiui, suvartojam antibiotikų kursą ir užmušome gerasias žarnyno bakterijas, tai žinokite, užmušome ir burnoje bakterijas. Tai tada net tokie tyrimai, čia tiesiog iš kitur pasufleruosiu, jums reikėtų pagerti 2 savaitės po trupučiuką burokėlių sulčių, kad atstatyti, arba pavalgyti burokėlių, ar ne, kad atstatyti tas gerasias
net ne žarnyno, o burnos bakterijas. Nu, čia tokie labai įdomus fintai yra, bet tai visą tai sudaro mūsų kraujagyslių tokią, sveikatą. Dabar flavonoidai. Yra gausybė tyrimų apie flavonoidus, kraujotaka ir flavonoidai. Kas yra flavonoidai? Pasižiūrėkite į paveiksliuką. Tai flavonoidai tai yra veikliosios medžiagos iš bordinių, mėlynų, violetinių uogų, vaisių, daržovių. Tai būtų spanguolės, mėlynės, šilauogės, slyvos, vyšnios. Jos yra prifarširuotos flavonoidų, maistinių medžiagų. Nu, jie taip vadinasi, ar ne? Ir būtent flavonoidai, ką jie daro? Užtat mes turėtumėm labai daug valgyti tų granatų, ar ne, ir viso kito. Ką daro? Stiprina kraujagyslių sieneles, stabilizuoja aterominės plokšteles, saugo nuo trombų, mažina arterinį kraujospūdį, skatina azoto oksido gamybą. Jūs žinot, kad už atradimą, kad azoto oksidas plečia apskritai arterijas, buvo Nobelio premija skirta. Ir Viagra beje irgi šito pagrindu yra sukurta. Tai va, flavonoidų veikimas stiprina vitaminai C, vitaminai E, omega 3. Ir jeigu šiek tiek domitės ar ne vitaminais, tai girdėjote galbūt, kad jeigu perkate iš vaistinės C vitaminą, būtinai žiūrėkit, kad jis būtų su bioflavonoidais. Tai va. Nu ir čia vėl yra tyrimų gausa. Tai va. Toliau dar vienas vitaminas, kurį mes galime rasti maiste, avokaduose, kviečių gemaluose, sėklose, riešutuose. Tai vitaminas E. Aš tai vitaminą E vartoju bent jau po vieną kiekvieną dieną, nes tai yra save gerbiančių vyrų ir moterų po 40 vitaminas. Mes žinome, kad tai yra vaisingumo vitaminas. Jeigu kas negali pastoti, tai čia užbėgsiu už akių, būtinai vitaminas E reikalingas. Bet ką jis daro širdžiai? Vat jis tiesiog ir pavadintas yra širdies riteriu. Jis tirpina šviežius kraujo trombus, krešulius ir užkerta kelią naujų krešulių susidarimo, apsaugant nuo insulto. Reguliuoja kraujo krešumą. Negaliu sakyti skystina, nes reguliuoja. Skystinamieji skystina, užtat labai reikia prisižiūrėti, kai skystinamuosius, kas vartojate, kad nenuskystintų. Reikia tiek, kiek rekomenduoja ir visą laiką patikrinti. Mažina miokardo infarkto riziką, sumažina deguonies poreikį jūsų audiniuose, nes jis perneša deguonį organizme, skatina naujų kraujagyslių augimą, kad būtų aplenktos pažeistos kraujagyslės. Dabar kalbant apie vitaminą E, kur jo rasti? Vitaminas E, ką ir Bogdanas rekomenduoja, ką rašo šioje knygoje, būtinai reikia žiūrėti, kad būtų kaip gamtoje, kad būtų visos 8 rūgštys. Dabar jeigu jūs rastumėte vaistinėje arba kažkur kitam papildė ir būtų parašyta, dažnai rašoma alfa-tokoferolis, ar ne? Ir būtų parašyta DL alfa-tokoferolis. L raidelė tai reiškia laboratorinis. Tai nuo tokio reikia bėgti šalin. Tai yra sintetinis E vitaminas, kuris arba gali naudos neatnešti, arba labai žalos padaryti. Bet jau tokio, tikiuosi, jau nedaug kur rasite. Dabar yra natūralių, bet parašyta tik vienas, sakysim, dažniausiai alfa-tokoferolis, nes jis yra toks labiausiai ištyrinėtas. Iš tikrųjų, ką Bogdanas rekomenduoja, reikia žiūrėti, kad būtų visa šeima, tai yra alfa-tokoferoliai 4 ir 4 alfa-tokotrienoliai. Aš jums šneku čia taip labai smulkiai, nes jūs to ir atėjote. tą informaciją galėsit peržiūrėti vieną kitą kartą, bet žinokit, kartais gali būti labai gyvybiškai svarbi. Tai pažiūrėkite, kad būtų 8 visos šeimos dalis, 4 tokoferoliai, 4 tokotrienoliai, taip kaip yra gamtoje, taip kaip yra, kokia yra formulė šito vitamino, ir tuomet tai yra nuostabus pagalbininkas mūsų širdžiai, o kartu su omega jis labai gerai dera, kartu su vitaminu C. Darote viską, kad gautumėt su maistu,
Jeigu negaunate arba jeigu turite jau riziką, tikrai pasipildykite. Tai nėra brangus vitaminas, bet Neolife'as yra pagaminęs nuostabų su būtent visom 8 vitamino dalim, 4 tokoferoliais, 4 toketronolais iš kviečio gemalo. Dabar, kalbant dar apie kofermentą. Čia labai sunku jo gauti su maistu, reikėtų daug privalgyti kogalvių tų vadinamųjų subproduktų, kepenų, jaučio širdžių ir taip toliau, o mėsos mes jau per daug nenorėtumėm valgyti, ar ne? Bet tai vienas svarbiausių širdies, kofermentų, iš tikrųjų jis yra kaip hormonas netgi labiau. Ir jeigu kartais vartojate statinus ar jūsų artimieji vartoja, nes yra atveju, kai jie reikalingi, tie statinai, jeigu labai labai didelė širdies ligų rizika, tai būtinai rekomenduojama šalia to jau vartoti kofermentą Q10, nes statinai blokuoja kepenyse tą patį fermentą, kuris gamina cholesterolį, ir tas pats fermentas gamina ir kofermentą Q10. Taip tada būtina pasipildyti. Bet šiaip yra gausybė tyrimų, aš čia tiesiog nebededu išnašų ar ne, bet kad kofermentas Q10, kuris gaminamas iki maždaug 30 metų, daug gamina mūsų pačių organizmas, nuo 40 jau tik pusę ir taip toliau ir vis mažiau. Tai kofermentas Q10 gali padėti sumažinti oksidacinį stresą, pagerinti širdies veiklą ir labai gali būti naudinga gerinant širdies nepakankamumu sergančių žmonių gydymo rezultatus. Toliau, apsaugo nuo MTL cholesterolio oksidacijos, padeda išvengti aterosklerozės, sumažina šalutinių statinių poveikį, ką jau sakiau, gali padėti reguliuoti kraujospūdį ir būtent reguliuoti. Pavyzdžiui, jeigu aukštas jį pamažina, jeigu žemas, kaip pas mane labai žemas kraujospūdis, tai aš labai jaučiu kofermento Q10, aš tiesiog turiu džiaugsmo daugiau energijos. Ir dar, čia labai svarbu, gali padėti atsigauti žmonėms, kuriems buvo atlikta šuntavimo iš širdies vožtuvų operacija. Ir tyrimai atlikti rodo, kad žmonės, kurie kasdien vartoja kofermento Q10 papildus, per 3 dienas po širdies priepuolio rečiau patyrė širdies priepuolius ir krūtinės skausmas. Jie taip pat rečiau mirė nuo širdies ligų nei tie, kurie nevartojo papildų. Aš čia tiesiog viską skaitau, nes cituoju iš mokslinių tyrimų. Kalbant apie Neolife, kofermentą Q10, iš viso yra pirmasis pasaulyje sukurtas kofermentas Q10 ir tai įvyko ne taip seniai, prieš, dabar galvoju, 5 kokį metų, nes buvo manoma, kad negalima sukurti natūralaus kofermento, bet Neolife'ui tai pavyko. Ir čia yra kofermentas iš natūralių šaltinių, nes iki šiol buvo sintetinamas jis. Taip pat, kaip ir visur, yra čia toks sinerginis principas, yra augaliniai lipidai ir steroliai iš sveikų grūdų, yra vynuogių polifenoliai ir resveratrolis. Čia taip pat įvesti kaip jaunystės eliksyrai, kurie yra irgi labai svarbus kaip uždegimo mažintis, yra antioksidantai širdžiai, L-cisteinas amino rūgštis ir labai geras, tokia kaip 3D technologija, labai geras biologinis įsisavinimas. Kalbant apie biologinį įsisavinimą, tai galbūt svarbiausia, ką norėjau pasakyti apie papildus, svarbiau už dozes, svarbiau už ekologiškumą, svarbiau už, nežinau, už viską, ką mes galime etiketėje išskaityti, už kažkokį rastą ten titano dioksidą ar dar kažką, svarbiau yra biologinis įsisavinimas, kaip ląstelė įsisavina papildą, ar kaip maistą, ar kaip sintetiką. Tai čia labai geras biologinis įsisavinimas. Dabar dar labai svarbus mineralas, esminis širdies mineralas yra magnis. Magnio mes galime gauti tikrai su maistu, tiek su
nu tiesiog įsiveskite į Google, kas turi daugiausiai magnio ir valgykite. Tai yra ir riešutai, ir lapinės daržovės, tie patys kopūstai, bananai, ten aišku ir kalio yra, ir magnio. Bet magnis, kaip ir daugelis mineralų, šiaip sunkiai įsisavina. Ir kalbant apie magnio papildus, tai vertėtų pasipildyti, kas turime ypač spaudimą, prastą miegą ir jis atpalaiduoja kraujagyslės. Tai va, tyrimai sako, kad gali magnio papildai sumažinti aukštą kraujospūdį, kad apskritai didelis magnio suvartojimas, kaip jūs norit, ar su maistu, ar su papildais, įsiejamas su mažesnė širdies ligų, insulto ir aukšto kraujospūdžio rizika, kad magnio papildai pagerino kelis širdies ligos rizikos veiksnius, įskaitant triglicerido, MTL, DTL ir sistolinio kraujospūdžio lygį, ypač žmonėms, kuriems trūksta magnio. O magnio trūksta, vat keista, pastaruoju metu labai daug jo trūksta dėl kelių priežasčių. Pirmas dalykas, mūsų žarnynai tokie trupučiuką pavėsę yra, sunkiai įsisavina ir ypač vyresniems žmonėms. Vyresnių žmonių, nu jau čia tas vyresnis irgi, čia vyresnių žarnynų galima sakyti, nes pas jauną žmogų gali būti prastas žarnynas, bet vyresni žmonės apskritai sunkiau įsisavina visas maistinės medžiagas ir jiems reikia daugiau. Mažiau maisto, mažiau kalorijų, bet daugiau maistinių medžiagų. Tai vat vyresni žmonės prastai įsisavina, plus daržovėse nėra magnio. Nes jeigu dirvožemėje nėra magnio, jis yra įšalintas, tai ir toj daržovėje jo yra tiesiog ne tai, kad nėra, bet mažiau. Tai va, ir kalbant apie magnį, vat irgi mano bičiulis toks, žiūri, iš Lidlo prisipirkęs magnio, nu ne bičiulis, tokie pažįstami, po pirties, tokie pirtininkai, žiūri, atsidarė, atsilupo tokias tabletės, sakau, čia, sakau, ką čia geriat, sako, Lidle pirkau magnis toks, nu tai nežinau, gal ir veikia, bet šiaip, ką aš rekomenduoju ir ką pati vartoju, tai yra Trimag mišinys, tai yra unikalus magnis tokio, nežinau, rinkoje nėra, čia sakau, tikrai premium klasės papildai, ką rekomenduoju, čia yra 3 magnio formos plus iš augalinis magnis iš burokėlių, lapinių kopūstų, brokolių ir ridikų. Tai va tokio tikrai rinkoje nėra, bet žinot, jeigu vartojat kažkokį magnį, kad ir pigesnį ar ne, ir jis jaučiate, kad jums veikia, nu tai ir vartojat. Bet turi veikti, nes pavyzdžiui gali būti 2 seserys, vienai ta magnio forma veikia, o kitai ta neveikia, kita veikia. Tai užtat geriau, kad būtų kelios formos. Dabar kainuoja. Dažnai žmonės, nu čia labai, žinokit, aš kalbu jautriom temom, kurios yra nepopuliarios, kad papildai brangus, kad jie kainuoja. Tai vat aš labai noriu pasižiūrėti, kasgi nekainuoja, kaip sako, sveikata brangiausias turtas. Bet mes galim daryti, kas nekainuoja. Valgyt gerą augalinį maistą, tai yra, nu, kainuoja ar prastą ten valgyt, ar gerai, panašiai kainuoja. Gal tos daržovės Lietuvoje net ir pigesnės, sportuoti nekainuoja, išsimigoti gerai nekainuoja, kvėpuoti atlikti nekainuoja, vengti žalingų įpročių, valdyti stresą, mėgautis gyvenimu, turėti šiltus santykius, visa tai nekainuoja. Iš principo nekainuoja ir kompensuojami vaistai mums, bet kainuoja visiems mokesčių mokėtojams. Ir kainuoja, nekainuoja, kaip mes beskaičiuotumėm, vis dėlto kas antra mirtis Lietuvoje yra nuo širdies kraujagyslių ligų. Ir čia, jeigu taip mes dabar susiskaičiuotumėm pirmais, antrais, tai pusės mūsų va tokia būtų diagnozė. Ir vat mes irgi palaidojome Anytą neseniai, aišku, mirties priežastis buvo kita, bet jos tikroji priežastis vis dėlto sutrikusi širdies veikla. Jau ten nebepumpavo jau vargšė širdelė. Ir nepaisant to, mes jeigu nieko nedarysime, o aš labai džiaugiuosi, kad jūs atėjote į šią grupę,
Tai va, jeigu nieko nedarysime, tai paskui tuos kompensuojamus vaistus galime vartoti ir 1000 gyventojų Lietuvoje per dieną skiriama 430 tablečių nuo širdies ir kraujagyslių ligų, o paskui dar ir visai kitų tablečių. Tai aš sakyčiau, turime daryti viską, kas kainuoja, kas nekainuoja, kad tik išvengti ne tik šitų ligų, bet ir kitų. Dabar kokia prognozė? Aš neradau Lietuvos prognozės, bet jinai panaši, žinokite. Bet amerikiečiai paprognozavo, va dabar jau 24 metai, jie paprognozavo, kaip augs, kokie bus pokyčiai iki 60 metų. Tai va, procentais išeminė širdies liga prognozuojama augs 30, beveik 31%, širdies nepakankamumas 33%, miokardo infarkto beveik 17%, insulto 34% beveik, ar ne. Ir todėl tiesiog, kad mūsų toks gyvenimo, kaip sakyt, gyvenimo būdas vis yra sėslesnis, aplinka vis labiau užterštesnė, santykiai vis prastesni. Tai va taip ir paprognozavo. Tai mes esame tie, kurie galėtumėm nulaužti tas prognozes. Tiesiog pradėdami nuo savo šeimos, nuo savo aplinkos, patys keisdami savo mitybą, racioną, gyvenseną ir padėdami, pamokydami kitus. Va šitą čia ne mano šūkis, bet tai yra vieno iš kardiologų šūkis, kuris tiesiog pasakė, kad čia, jis taip pasakė, nieko natūralaus mirti nuo širdies ligų. Tai nėra natūralu. Ir kad mūsų pusė Lietuvos miršta nuo širdies kraujagyslių ligų, tai nėra normalu, nėra natūralu ir taip neturėtų būti. Tai va, aš grįžtu pas jus ir valanda praėjo, bet kas čia, mūsų pusė, labai džiaugiuosi, gal jūs turite klausimų. Galite rašyti arba galite klausti. Galite įsijungti, žinau, kad jau vėlus vakaras, bet gal dar stipriai nemigdo, tiesiog gal turite klausimų. Iš to, ką kalbėjau. Jeigu nėra, tai jūs galėsite paklausti, žinot, kada aš šitą įrašą įkelsiu, dabar nupumpuosiu, įkelsiu ir po to įrašu jūs galėsite klausti, iš ko padalinti santykį MTL iš DTL. Aš šitoj parašysiu jums MTL, tą blogą iš gero reikia dalinti. Blogą iš gero ir jis neturi būti didesnis negu 2. Ir po šito įrašų tiesiog galėsite klausti. Jūs visi, aliai vieno, tiesiog turite galimybę ir teisę rašyti man asmeniškai. Nijolei Koskienei per Messengerį, sveikatos žurnalistė, labiau aš net matau asmeninį, nes visą laiką tą profilį įsijungusi. Turite klausimų, būtinai rašykite, konsultuokitės, gal yra rimtų kažkokių problemų. Dabar dar užbėgdama jūsų klausimams už akių, jeigu vartojate vaistus, aš nežinau jūsų situacijų, kažkas yra prevenciškai, kažkas turi labai rimtų problemų. Jeigu turite rimtų problemų, vartojate vaistus, parašykite, nenumeskite vaistų. Jeigu statinus vartojate, tai, kaip sakyti, jūsų teisė rinktis. Aš dar paklausiau savo pažįstamas vaistininkės, sakau, ar galima statinus sumesti, sako, laisvai. Tai nėra antidepresantas, juos galima nutraukti, vartoti, nieko tokio neatsitinka, čia ne antibiotikai, ne, bet reikia žinoti, kad reikia kažką daryti. Arba vaistai, arba gyvensenos pokyčiai. Bet tokie realūs. Ne taip, kad aš kažką žinau, kažką girdėjau, bet nieko nedarau. Iš tikrųjų, mes turime daryti, galime daryti.
Dabar apie papildus, kuriuos kalbėjau, visą tai jūs galite mano parduotuvėje rasti, galite, kas jūs pakvietė galbūt čia ar ne, kažkas tuos papildus įsigyti, patys gal esate registruoti vartotojai, jeigu turite savo atsirinkę papildus ir jie jums tikrai geri, bet gal abejojat, gal nelabai geri, jūs man atsiųskite, aš bent pasižiūrėsiu, koks yra omega santykis, nu, jeigu tiesiog manot, kad gal nepakankamai geri. Atsiųskit, pasižiūrėsime etiketes, kas norite be papildų, susirašykite, nu žinot, omega skumbrė, silkė, sardinė, ančiuviai, lašiša, bent 2-3 kartus į savaitę turėtumėm valgyti, tai tiek, kad, nu, yra, žinot, jūs tą dalyką, kad jeigu fermoje auginta lašiša, tai ten nėra tos omega 3, bet jau geriau tada silkė skumbrė, bet tada, jeigu skumbrė, tai, žinokit, reikia detoksikuoti ją, reikia pienę mirkyti, ar žinojate? Tada, bet jau to pieno, kaip sako, čia man atrodo, aš iš Ruolės girdėjau, kad jau to pieno jau nei šunių negalima duoti, nes ten jis ištraukia toksinus. Nu, va čia mūsų tokia yra rykštė. Tikrai aš pati labai mėgstu žuvį, bet aš bijau jos daug valgyti. Tai va čia tokių dalykų. Stenkitės, jeigu norit pataupyti arba dar nėra taip labai stipriai, stenkitės tiesiog mitybą. Nes vien mityba galima gerų rezultatų, bet jeigu jau tie santykiai nėra geri, pabandykit, nu, omega, tai čia tikrai čia topinis lietuvio produktas turėtų būti. Pagal savo situaciją, jeigu turite klausimų, nu ką čia pasirinkti, nuo ko pradėti, arba turit, kaip sakyti, jau konkrečių kažkokių problemų, kraujospūdis didelis, ar šokinėja, ar ten permušimai, nepakankamumas, tiesiog parašykite. Kažką sugalvosime. Tai va, šiandien tiek žinių, tai ačiū jums, kurie buvote tiesiogiai ir įrašą įkelsiu, ačiū ir tiems, kurie žiūrėsite įrašą. Šiandieną baigiam, rytoj pasižiūrėkite, mityba, fantastiški receptai, žinokit, tai yra Bogdano receptai, jie tikrai yra geri ir nors po vienai dieną pabandykim įsivažiuoti, nes ta programa, juk jūs ją galėsite naudoti čia ir visą likusį gyvenimą. Tai va, ačiū ir iki rytojaus. Dabar labanaktis. Gerai miegokite. Ate.